Taip, tai aš esu Sandra Krutulienė iš Lietuvos socialinių mokslų centro. Taip pat šiandien dar kalbės mano kitos kolegės, tai turėsite progą su jomis susipažinti artimiau. O dabar mano pranešimas bus toksai gana bendra tema apie Bridge projekto mokymo ir mokymosi išteklius. Taip. Tai, kodėl svarbu, pirmiausiai toks paprastas klausimas, kodėl svarbu didinti sąmoningumą apie akademinį sąžiningumą. Tai čia šiek tiek pristatysiu keletą mokslinių tyrimų rezultatų. Mokslinėje literatūroje pasikartoja išvada, kad studentai, kurie yra nesąžiningi, studijų metu tampa nesąžiningais darbuotojais. Kiti tyrimai rodo, kad verslo studijų studentai labiau linkę nusižengti palyginus su kitų studijų studentais, bet noriu pabrėžti, kad tai nėra būdinga vien tik tai nusižengti akademiniam sąžiningumui ir mokslinio tyrimo etikai, nėra vien tik tai verslo studijų studentų problema, tai yra tiesiog labai plačiai paplitęs reiškinys, tai čia tiesiog iliustracijai paimtas verslo studijų studentų pavyzdys. Lawson tyrimas rodo, kad studentai supranta skirtumą tarp etiško ir neetiško elgesio, tačiau nėra tikri, ar verslo pasaulyje laikysis etikos standartų. O akademinės ir tyrimo etikos pažeidimai turi pasiekmes ne tik pažeidimą padariusiam asmeniui, bet ir neigiamai veikia pasitikėjimą mokslu bei tyrimų rezultatais. Tai štai kodėl svarbu kalbėti apie etikos pažeidimus. Dabar kodėl nusižengiama? Tai yra kelios tokios pagrindinės priežastys, kurios labai dažnai sutinkamos mokslinėje literatūroje. Tai pirmiausiai, kad manoma, kad trūksta žinių ar supratimo apie akademinį sąžiningumą ir tyrimų etiką. Studentams arba ne tik studentams kyla problemų valdant laiką arba norint pakelti savo efektyvumą. Todėl yra imamasi kažkokių tai gudrybių, kaip galima tą efektyvumą pakelti, arba kaip suspėti tilpti į tuos vadinamus deadline'us. Jaučiamas spaudimas gauti gerą įvertinimą, tai ypatingai bakalauro, magistro studijų studentams, bet ir, aišku, tas pats galioja ir doktorantūros studijose. Jausmas, kad nusižengti yra normalu, nes visi tą patį daro. Visa aplinka, tarsi palaiko tą supratimą, kad nusižengti yra normalu. Kaimynas nusirašinėja, tai kodėl aš neturėčiau nusirašinėti, arba kodėl aš negaliu nusirašinėti. Taip pat nusižengiama dėl to, kad tikimybė būti pagautam ar nubaustam yra itin maža. Yra sudarytos galimybės sukčiauti, niekas nekreipia dėmesio, kad tu sukčiauji, yra toleruojamas nesąžiningas elgesys. Arba kai nusižengimo nauda yra didesnė už galimą žalą. Ir literatūroje yra įvardyjama dar aibė problemų, aibė tų priežasčių, kodėl nusižengiama, bet čia mes šiandien detaliau tų nenagrinėsime, o norėsiu pereiti prie mūsų projekto. Kodėl tas projektas mūsų atsirado ir kaip kilo motyvacija vykdyti šį projektą, tai pirmiausiai dėl to, kad universitetuose bakalauro, magistro, doktorantūros studijų studentai paprastai turi išklausyti studijų dalyką apie akademinę etiką. Ne visada tas kursas vadinamas akademinė etika, dažnai tie pavadinimai būna labai skirtingi, įvardyjamas kursas kaip akademinis raštingumas ar metodologijos modulyje aptariamas akademinis sąžiningumas. Ir paprastai tas kursas yra išdėstomas pirmaisiais studijų metais, ar tai būtų bakalauro studijų metais, ar būtų magistro studijų metais, ar net doktorantūros pirmaisiais semestrais, ir manoma, kad jau studentai išklausę kursą turėtų turėti žinių visam likusiam gyvenimui ir elgtis sąžiningai. Tas pats yra su mokslinio tyrimų etikos dalyku, vėlgi tai paprastai kaip atskiras dalykas mokslinio tyrimo etika nėra dėstoma, jis yra įkorporuotas į metodologijos kursą. Kitas dalykas yra verslo etika.
priklausomai nuo dalykų, kuris yra studijuojamas, tai tas verslo etikos dalykas gali būti įtrauktas į studijų programą, gali būti neįtrauktas, gali būti kalbama ir dėstoma ne apie verslo etiką, o apie pristatomas profesinės etikos kodeksas. Ir vis labiau populiarėja piliečių mokslas, kur vėlgi piliečių mokslas labai yra toksai įtraukus, jisai įtraukia daugybę dalyvių. Ir visos šios sritys susiduria su panašiom problemom, vadovaujasi tais pačiais etiniais principais, bet kai mes apie jas kalbam, tai kalbam kaip apie atskiras sritis. Ir mūsų projektas siekia sujungti šias sritis į vieną ir surasti sąsajas tarp sričių, kad suprastume, kaip tos sritys yra viena su kita susiję ir kaip stipriai jos yra viena su kita susiję. Tai Bridge projektas yra vykdomas 5 šalių. Kaip jas matote skaidrėje, tai yra Švedija, kurie yra projekto koordinatoriai, taip pat partneriniai šalys Lietuva, Ukraina, Šiaurės Makedonija, Čekija. Ir dešinėje skaidrių pusėje matote institucijas, kurios yra įsitraukę į projektų vykdymą. Tai yra tiek universitetai, tiek ir iš Lietuvos mes esame 2 institucijos, Lietuvos socialinių mokslų centras ir akademinės etikos procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Taigi mūsų projektų tikslai yra tokie 3, siekime nutiesti 3 tiltus, surasti tas 3 sąsajas tarp akademinio sąžiningumo ir sąžiningumo moksliniuose tyrimuose, tarp akademinio sąžiningumo ir verslo etikos, akademinio sąžiningumo ir piliečių mokslų. Tai jau ir praeitame seminare minėjau, kad 3 yra mūsų tikslinės grupės, tai mūsų visa projektų medžiaga edukacinė yra orientuota į magistrantūros studijų studentus, doktorantūros studijų studentus ir mokslinius vadovus. Čia skaidrėje matote 5 uždavinius, 5 tokius veiksmus, kuriuose mes dirbome ir praktiškai visi tie veiksmai turi savo edukacinę medžiagą. Taip, kažkodėl persijungiau. Taip, kuo mes tikrai labai džiaugiamės, tai yra projekto metu sukurtomis atmintinėmis magistrantūros studijų studentams, doktorantams ir jų moksliniams vadovams. Tai tikrai prie šitų atmintinių, kaip padėti studentams rašyti mokslinius darbus, atlikti mokslinius tyrimus, laikantis akademinio sąžiningumo principų. Mes tas atmintinės kūrėm labai ilgai, daugiau nei metus, jos labai ilgai buvo derinamos, kad būtų tokios labai tarpdisciplininės, tinkančios įvairioms disciplinoms ir įvairiais atvejais. Taip pat tarp projektų išteklių yra visa eilė sužaidybintos edukacinės medžiagos. Tai yra nuo labai paprastų žaidimų tokių, kurie skatina įsiminti savokas apie akademinį sąžiningumą ir mokslinio tyrimų etiką, kurie skatina mus galvoti apie savokų apibrėžimus, iki labai tokių komplikuotų etinių dilemų gvildenimo ir rolių žaidimų ir taip toliau. Taip pat projekto metu buvo sukurtos gairės, 2 gairės, tai pirmosios gairės mokslinių tyrimų etikos ir akademinio sąžiningumo piliečių mokslo gairės. Jos jau yra publikuotos ir visiškai viešai prieinamos. Taip pat šalia kiekvienų tų gairių yra jas lydinti medžiaga pateikiama, tai prie gairių kalbančių apie piliečių mokslą yra pateikiamos tokios vadinamos vinjetės, kur galima praktiškai savo žinias pritaikyti ir pasibandyti, kaip mes
ar suprantame tą temą, ar nesuprantame ir kiek dar reikėtų pasigilinti. Taip pat akademinis, kitos gairės yra apie akademinį sąžiningumą ir verslo etiką. Tai šias gairės šiandien plačiau ir pristatysime su kolegėmis. Na ir vėlgi yra šalia šių gairių lydinti tokia medžiaga, sužaidybinta edukacinė medžiaga, tai vėlgi turėsite galimybę ją išbandyti. Na ir mūsų projektų tokie jau didieji rezultatai, tai yra parengti edukaciniai moduliai tiek mokymui, tiek mokymuisi. Tai kaip matote, čia pateikiama pavadinimus, tie moduliai yra angliški ir jie po truputį jau talpinami į mūsų internetinę puslapio svetainę. Tai greitų metų turėtų atsirasti ir būti viešai prieinami, tai juos taip pat galima paimti ir naudoti kaip atskirą modulį. Galima, jeigu čia yra mokslinių vadovų, galima juos integruoti į kažkokį tai kursą, kuriame kalbate apie akademinę etiką, arba nebūtinai, bet jeigu tas modulis, matote, bus tinkamas jūsų kursui dėstomam, tai galima tikrai porą valandų savo kurse surasti jam vietos. Tai kas dar yra labai svarbu, kad visa šita edukacinė medžiaga yra laisvai prieinama ir projektas mūsų jau eina į pabaigą ir projekto pabaigoje visa edukacinė medžiaga tikrai bus patalpinta jau pilnai į mūsų internetinį puslapį. Galima šitą medžiagą parsisiųsti, ją naudotis, ją galima ir pritaikyti savo reikmėms. Išsiversti į lietuvių kalbą, kai kas bus išversta, bet ne viskas, didžioji dalis bus angliškai. Ir tikrai tikimės, kviečiame užeiti į mūsų internetinį puslapį ir naudotis informaciją, kuri ten yra pateikiama. Taip, tai aš dabar nustosiu dalintis ekranu ir labai kviesčiau kolegę Juliją Ambrasaitę pristatyti mūsų projekto komandos parengtas gairias, kaip bendradarbiauti su verslu. Ačiū labai, aš dabar pasidalinsiu ekraną, tai su jūs. Tikiuosi, kad matosi gal viskas tvarkoje. Tai, kaip minėjo, tai yra gairės yra vienas iš projekto rezultatų. Tai yra rekomendacinis dokumentas skirtas padėti mokslo ir studijų institucijoms tinkamai skatinti sąžiningumą mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo srityje. Ir, kaip ir minėta, pagrindinės projekto tikslinės grupės, tai yra magistrantai, doktorantai ir jų vadovai. Tai kadangi tenka mokslo ir studijų institucijose vykdyti įvairius projektus, įskaitant ir bendrus su verslu projektus, įvairius tyrimus, kuriuose gali dalyvauti tiek ir studentai. Tai irgi yra šios gairės skirtos ir patiems studentams sužinoti, kaip išvengti akademinės etikos pažeidimų ir koks turėtų būti bendradarbiavimas su verslu laikantis akademinio sąžiningumo normų. Taip pat ir vadovam tai gali padėti savo studentams paaiškinti ir įvesti juos į šią temą prieš, pavyzdžiui, pradedant bendrą projektą, bendradarbiavimą su verslu. Čia yra metodologinė prieiga, kai buvo kuriamos šios gairės. Tai pagrindas yra komičio ir bendraautorių 2015 metų tyrimas, kur jie analizavo 795 organizacijų profesinės etikos kodeksus ir išskyrė mokslinių tyrimų sąžiningumo arba mokslinių tyrimų etikos teiginius. Šiuos teiginius mes sugrupavome į 3 pagrindinės temas.
tai dažniausiai pasikartojančius teiginius atrinkome, kurie buvo tos temos, kur buvo mažai teiginių, tai jos buvo praleistos, tiesiog tai noriu atkreipti dėmesį, kad čia nėra absoliučiai, nepadengia šios gairės absoliučiai visų temų susijusių su mokslo verslo bendradarbiavimu, bet pagrindinės temas. Ir tada atlikus literatūros analizę buvo išskirtos etinės problemos tose temose ir parengtos gairės instituciniu arba individualiu lygmeniu. Ir tai yra gairių struktūra tokia ir susiję rezultatai kiti iš projekto. Tai pačios gairės, aišku, yra etinės problemos, taip pat yra pateikiami gairėse apibrėžimai, pavyzdžiui, pažeidimų ar panašiai, kurie yra aktualūs žinoti. Taip pat yra pateikiamos nuorodos į kitas naudingas priemonės, tai yra, pavyzdžiui, yra kitos gairės arba, tarkim, yra kažkokie, pavyzdžiui, autorystės kriterijai, kai yra, jeigu kalbama, kas yra susijęs su indėlio deklaravimu publikacijoje aktualu ir panašiai. Tai yra taip pat ir duodamos nuorodos įvairios ir yra sukurti būtent tom trims pagrindiniams temoms žaidybiniai atvejai, tai yra scenarijai arba yra dar vienas kurtas vaidmenų žaidimas, roleplay angliškai būtų. Tai jie papildo šias gaires ir gali būti naudojami, pavyzdžiui, ar su studentais auditorijoje dirbant, pasinagrinėti giliau tas situacijas, arba gali būti ir savarankiškai naudojami studijuojant. Ir taip pat yra ir kiti žaidimai, kurie kuriami projekto metu, taip, pavyzdžiui, įvairūs terminų žaidimai susijęs su terminais online yra sukurti ir panašiai. Tai ir kaip minėjau, tos yra 3 pagrindinės temos, tai yra indėlio deklaravimas publikacijoje, kurią sudaro dar tokios smulkesnės subtemos, tai yra autorystė, indėlis ir įvertinimas, mokslinių tyrimų atlikimas ir sklaida, atsiprašau, nėra vienas kliaustų, trūksta, tai yra subtemos tokios eina kaip fabrikavimas, falsifikavimas ir plagiatas yra detaliau aptariama, ir interesų konfliktas, pagrindinė tema, kur aptariama apie interesus ir su jais susijusius problemas, tokias kaip šališkumas. Ir dabar, kadangi tiesiog aš tik noriu pristatyti patį konceptą, struktūrą gairių ir tiesiog kaip pavyzdį vieną iš temų trumpai apžvelgsiu interesų konflikto detaliau, o vėliau kolegė Sonata Višniauskienė pristatys jau detaliau ir žaidimą susijusi su kita tema, mokslinio tyrimo atlikimu ir sklaida, tai vėliau bus detaliau nagrinėjama. O dabar apie tai, kas yra gairėse pateikiama, tai yra pateikiama interesų konflikto samprata, tai yra padėtis, kai dėl finansinių ir asmeninių įsipareigojimų arba kitų aplinkybių susidaro prielaidos priimti nepagrįstą sprendimą ar pažeisti objektyvumą. Ir taip pat pateikiama interesų tokia klasifikacija ir pavyzdžiai, tiksliau sakant, tipologija. Tai gairės yra detaliau pateikiama, bet tiesiog bendrai interesus galima išskirti finansinius, kas dažniausiai pasitaiko. Tai yra ir finansavimas eina, ir darbo užmokestis, ir, pavyzdžiui, toks kaip konferencijų mokesčio apmokėjimas, pavyzdžiui, jeigu verslas apmoka, taip pat karjeros perspektyvos irgi yra priskiriamos prie finansinių. Ir taip pat yra nefinansiniai interesai, tai yra, pavyzdžiui, asmeniniai ryšiai, politiniai, akademiniai, gali būti ideologiniai, atsiprašau, religiniai ir kiti. Ir dar svarbu yra
pasakyti, kad interesų konfliktas pats savaime tai nėra pažeidimas mokslininkams, tyrėjams, ar net ir studentams, ar gali turėti įvairių interesų, tai yra tokia kasdienybė. Problemos iškyla tada, kai yra tie interesai nesuvokiami ir taip pat, kai jie yra nedeklaruojami, nuslepiami. Ir su tuo gali atsirasti jau tuomet ir problemiškas su etika susijusios problemos, tai yra šališkumas, angliškai vadinama bias. Tai reikėtų suprasti ne kaip paprastas klaidas, nes yra išskiriama paprastos klaidos, mistakes arba errors, ir yra bias, tai yra, galima sakyti, šališkumas, arba dar kitas žodis yra tendencingumas. Tai yra, kai čia toliau yra ir pateikiami, atsiprašau, nedėjau šito, bet tai yra, kai pateikiami tarkim, duomenys ar rezultatai ne objektyviai, o tendencingai, ir tuo nusižengiama etikai, kadangi tyrėjas turėtų siekti tiesos, turėtų siekti pateikti kiek galima objektyvius rezultatus. Tai jeigu jis yra įtakojamas kažkokių interesų, pavyzdžiui, finansinių turi suinteresuotumą, ir yra literatūroje aprašytų atvejų, kai yra pastebimas tokios netgi tendencijos, kad tam tikrose srityse, pavyzdžiui, susijusiuose su vaistų saugumo ir efektyvumo studijomis, tabako moksliniais tyrimais, cheminio toksiškumo studijomis, taip pat farmacijos industrijos tyrimais, kad būtent priklauso nuo finansuotojo tokių studijų rezultatai, ir yra pastebima tendencija, kad tie rezultatai yra linkę būti teigiami, labiau teigiami. Tai būtų, jeigu tai yra sąmoningas toks rezultatų pateikimas, tai selektyvus rezultatų pateikimas arba nepalankių duomenų ir rezultatų nutylėjimas, tai jau būtų priskiriama abejotinai moksliniai veiklai. Tai nėra tas grubus akademinės etikos pažeidimas, toks kaip falsifikavimas, fabrikavimas ir plagiatas, tačiau savo pasiekmėmis jis yra pakankamai reikšmingas, kadangi tokia abejotina mokslinė veikla gali būti gan plačiau paplitusi nei tie tokie grubus pažeidimai. Ir gali turėti tiek visuomeniai neigiamų tokių pasiekmių, kaip pavyzdžiui, kas susijęs su sveikatos, tarkim, sveikatos apsauga, jeigu tai yra kažkokios farmacijos ar vaistų tyrimai, studijos, tai gali turėti ir tokios tiesioginių pasiekmių. Tačiau ir bendrai tokia abejotina veikla prisideda prie to, kad mažėja pasitikėjimas mokslu visuomenėje. Ir kokios yra pateikiamos gairės, ką jos siūlo, kaip turėtų būti elgiamasi tam, kad būtų išvengiama tokiu atveju ir užtikrinamas sąžiningumas moksle. Tai yra pirmiausia bendradarbiaujančių lūkesčiai ir visi galimi interesų konfliktai turėtų būti aiškiai pažinti ir aptarti prieš pradedant mokslinius tyrimus.
ir pagrindinis tyrėjas turėtų inicijuoti konsultacijas. Studentai ir tyrėjai turėtų skaidriai deklaruoti visus galimus ir esamus finansinius, intelektinius ir profesinius interesus susijusius su jų bendradarbiavimu su verslo subjektais ir finansuotojais, kurie gali turėti įtakos moksliniams tyrimams. Taip paprastai daroma interesų deklaracijoje. Ir tikslas yra įspėti mokslo bendruomenę. Taip pat patartina, kad tyrėjai nesudarytų sutarimų, kurie riboja prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų ir trukdo priimti sprendimą skelbti mokslinių tyrimų rezultatus. Tai yra čia tuo atveju, jeigu yra, pavyzdžiui, gaunami neigiami rezultatai arba prieštaringi rezultatai, tai kad nebūtų užkirtamas kelias tų rezultatų skelbimui, būtent tokiais konfidencialiais susitarimais išankstiniais. Ir taip pat siekiant padidinti tyrimų skaidrumą ir patikimumą, patartina atvirai pateikti išsamius klinikinių tyrimų protokolus, statistinius metodus, kitą informaciją, pavyzdžiui, taip pat ir visus tyrimų rezultatus, įskaitant ir neigiamus. Tai yra būtent tas principas atvirumo ir skaidrumo moksle, kuris padeda moksliniai bendruomeniai įvertinti mokslinių tyrimų rezultatus, atkartoti rezultatus ir tai padidina, tai yra prielaida tiesiog, kad mokslas būtų kuo labiau atkartojamas ir rezultatai patikimi. Ir naudingos priemonės pateikiamas gairėse, tai yra nuorodos į, pavyzdžiui, tai yra tarptautinio mokslinių žurnalų redaktorių komiteto priemonė sukurta interesų deklaravimo forma, kurią galima rasti ir naudoti. Taip, ir yra taip pat ir sukurtas scenarius su interesų konfliktu, tai mes 17 dienos seminare jį, ne visą, bet patį tą pagrindinį scenarijų perėjome, tai kadangi bus vaizdo įrašai keliami į internetą šių mūsų webinarų, tai jūs galėsite rasti ir taip pat galėsite rasti ir pačius, aišku, ir gaires, ir susijusius įrankius Bridge projekto tinklalapyje. Tai čia yra, matote, šaltinius, kurie buvo naudoti šios dienos prezentacijoje, o pačius projekto rezultatus galite rasti projekto tinklalapyje. Ir tiek norėjau pristatyti pačias gaires, o dabar kviečiu Sonatą Višniauskienę iš Lietuvos socialinių mokslų centro, kuri detaliau panalizuos vieną iš temų, pristatys susijusią situaciją ir galėsite panagrinėti detaliau. Tai kviečiu Sonatą tuomet pristatyti. Labą dieną, labai ačiū suteiktą žodį. Tai jūs pasidalinsiu savo ekranu, tai pabandysime tiesiog visi kartu išbandyti mūsų projekto kurtus tokią sužaidybintą medžiagą. Tokių žaidimų mes turime 3, tai yra apie duomenų fabrikavimą, duomenų falsifikavimą ir apie plagiatą. Duomenų falsifikavimo ir fabrikavimo žaidimai galbūt labiau susiję su verslu, tai labai atitinka šiandienos mūsų temą, tai trumpai pradėsiu. Tai čia yra
pateikti vadinami žaidimo dalyviai, tai yra Jonas, Monika, Slavika ir jų kolegos. Taigi, pradėkime įeiti į situaciją. Tai visų pirma, pateikiama tokia situacija, kad tyrimų bendrovė, kurios pavadinimas yra Delta, paskelbė viešąjį pirkimą mokslinių tyrimų paslaugoms gauti. Ir į šį pasiūlymą kreipėsi ir finansavimą gavo Instituto mokslas mokslininkai, būtent Jonas su Monika. Pirmojo susitikimo metu su kompanijos Delta projekto skyriaus vadove Slavika buvo aptarti tyrimų tikslai, uždaviniai, tikslinės grupės, metodai ir kiti aktualūs aspektai, kaip planuojama atlikti tyrimą. Tuomet Jonas su Monika pradėjo atlikti šį tyrimą. Surinkę visą reikiamą informaciją, jie pateikė galutinę ataskaitą įmoniai ir praėjus kelioms savaitėms po pateikimo, Jonas su Monika gavo kvietimą susitikti su Slavika. Slavikos teigimu ataskaitoje pateiktos išvados neatitinka įmonės lūkesčių. Ir labai nustebę, Tomas su Monika klausė, kodėl ir kas čia turima omenyje. O tyrimo bendrovės Delta atstovė sako, kad jie mano, jog turėjo būti vykdoma šiek tiek kitaip tyrimas. Ir kai kurių išvadų ataskaitoje tiesiog jie mano yra geriau nerodyti, nes šie rezultatai nelabai atitinka įmonės lūkesčius. Ir kadangi jie finansuoja šį tyrimą, tikisi, kad tyrimo rezultatus bus galima pakreipti tinkamą linkmę. Po susitikimo Jonas su Monika iš Slavikos gavo gerokai pataisytą ataskaitos versiją. Ir Slavika teigia, kad jinai nori, kad šitoje ataskaitoje yra pridėti svarbus atitinkami pakeitimai ir dėl to jie atrodo geriau ir jinai norėtų, kad ši versija būtų paviešinta ir neatsižvelgiant į pirmąją realiai gautą versiją ir jinai labai paprašytų Jono ir Monikos tiesiog pasirašyti. Jonas su Monika prašo šiek tiek laiko ir nori peržiūrėti naują ataskaitos versiją. Ir išsamei pasižiūrėję atnaujintą ataskaitos versiją, mokslininkai pastebi, kad nemaža dalis tyrimo duomenų, teksto, išvadų yra pakeista arba kitaip pavadinkime suklastota, sufalsifikuota. Jonas yra nustebęs, kad yra pakeista reikšmingumo lygmuo. Taip pat Monika sako, kad jie pridėjo papildomų išvadų, kurios net nebuvo patvirtintos ir dalis duomenų yra apskritai suklastoti. Ir dabar atsiranda tokia situacija ir mes turime klausimą jums, ką Jonas su Monika turėtų daryti šioje situacijoje. Ir kadangi, kad būtų mums įdomiau, aš paprašysiu jūsų prisijungti į menti.com, tai va čia pasidalinu su jumis nuorodą ir susivedus šitą kodą pamatysite galimybės pasirinkti A, B arba C variantus. Tai aš dar šiek tiek parodau kartą skaidrės, tai Jonas su Monika gali pasirinkti, pasikalbėti, A variantas, pasikalbėti su įmonės Delta vadove apie šias išvadas. Variantas B gali sutikti su šiais pakeitimais iš esmės ir tęsti apmokėjimą už projektą ir nesigilinti į tai, kad tai galbūt nėra iki galo pilnai tinkami duomenys. Ir taip pat C variantas atmesti šios suklastotus duomenys ir atsisakyti pasirašyti ataskaitą. Tai dabar keletą minučių palauksime jūsų atsakymų. Gal tik tai dar reikėtų pažymėti, kad tas balsavimas, kurį jūs dabar atliksite, jis yra visiškai anonimiškas, tai mes tikrai nematysime nei jūsų vardų, nei pavardžių, tai tiesiog matysime pasiskirstimą rezultatų. Taip, mes matysime tik tai rezultatų pasiskirstimą. Kol kas matome, kad balsuojate už C variantą. Turime vieną variantą.
taip pat matau, kad ir pokalbio laukelėje balsuojate už C variantą. Ačiū. Tai manau, galime tada perėti prie C varianto. Labai ačiū visiems, kurie pabalsavote. Taigi šioje situacijoje Jonas su Monika nusprendžiame turėtų atmesti suklastotus duomenis ir atsisakyti pasirašyti. Taigi Jonas su Monika susitinka su Slavika ir sako, kad ataskaitos versija, kurią norite, kad mes pasirašytume, yra gerokai pakeista ir su tokia ataskaita mes negalime pasirašyti ir tiesiog tęsti sutarties sąlygų. Ir Jonas taip pat teigia, kad galime priimti pataisimus, jeigu jie atitiktų atlikto tyrimo rezultatus. Tačiau šie pakeitimai, kurie dabar yra, jie yra išgalvoti ir yra sufalsifikuoti. Ir mes su tuo nesutinkame. Slavika yra labai nustebusi. Tuomet Slavika teigia, kad manome, kad jūsų tyrime buvo pasirinkta netinkama tyrimo metodika ir duomenų analizės metodai. Ir dėl to įmonė mano, kad iš ankstesnių tyrimų mano, kad duomenys yra tinkamesni, kur buvo atliktos kitos ataskaitos. Ir jie apsiriboja nuo diskusijų ir toliau siūlo dirbti kartu, ir sako, jeigu norite nutraukti sutartį, mes negalėsime sumokėti už tai, ką įvykdėte, nes jūs vykdyti būtent tų vadinamų sutarties sąlygų. Ir Jonas su Monika yra skirtinai nustebę ir klausia, kaip suprasti. Ir šioje situacijoje taip pat kviesčiau jūs prisijungti į menti.com ir balsuoti, ką Jonas su Monika turėtų daryti būtent šioje situacijoje. Turėtų atsisakyti projekto apmokėjimo ir patvirtinti, kad yra nesutarimas dėl duomenų kokybės apskritai. Taip pat turėtų atsimti savo surinktus apklausos duomenys ir ataskaitą ir be sutikimo, žinoma, tolimesniam duomenų naudojimui, ar vis dėlto C, priimti Slavikos pasiūlymą ir gauti užmokestį už šį projektą. Tai aš tik taip sekundėlę pasižiūrėsiu, ar mes tikrai turime tą patį kodą. Taip, kodas yra irgi tas pats ir aš tada lauksiu jūsų balsavimų, ką Jonas su Monika turėtų daryti būtent šitoje situacijoje. Gal dar galima priminti pasirinkimus? Aš kartą priminsiu pasirinkimus. Tai Jonas su Monika turi tokius pasirinkimus. Jie gali atsisakyti projekto apmokėjimų ir patvirtinti, kad vis dėlto jie su Slavika ir su Delta įmonė nesutarė dėl duomenų kokybės. B variantas gali atsiimti savo surinktus apklausos duomenis ir ataskaitą ir žinoma, jie pasirašo, kad neduoda suteikimo tolimesniam duomenų naudojimui. Ir C variantas priimti Slavikos pasiūlymą ir gauti užmokestį už projektą. Matau, yra pastaba, komentaras, kad neleidžia balsuoti. Tikriausiai gal galima praleisti tą. Praleisti, taip, ir tada eikite į kitą, nes man matau, pabalsavo jau kažkas, ten reikia tiesiog spausti toliau ir tada jums išmes šį pasirinkimą. Ir taip pat dar matau pokalbėje, dabar jau leido, ačiū. Matome, kad daugiausia kol kas balsų gauna B variantas. Labai ačiū visiems balsuojantiem. Manau, galime perėti prie tolimesnio žaidimo. Taigi, pasirenkame, jog
Jonas su Monika turėtų atsimti savo apklausos duomenis sukurtus, surinktus ir nesutikti su ataskaitos viešinimu ir naudojimu be jų leidimų. Jonas su Monika susitinka su bendrovės atliktais, čia atsiprašysiu, tikriausiai ne ten nušokus nuorodą. Tad sekundėlę. Jonas su Monika pasitraukė iš projekto ir patvirtino nutraukimą dėl nesutarimo dėl duomenų kokybės. Ir gauna laišką iš Deltos tyrimų bendrovės, kad Delta atsisako mokėti ir tiesiog nutraukti dėl duomenų, kad Delta atsisako mokėti ir sutinka nutraukti projektą dėl nesutarimo dėl duomenų kokybės. Tuomet po kelių savaičių mokslininkai nustemba pamatę straipsnį, nes jie aiškiai reglamentavo Deltai, kad jie nenori, kad jų duomenys būtų surinkti, bet kaip naudojami, kadangi tai už darbą nebuvo sumokėta. Tačiau po kelių mėnesių mokslininkai nustemba pamatę paskelbtą straipsnį, kuriame jų surinkti duomenys sumaišyti su falsifikuotais duomenimis ir straipsnis yra pateikiamas prestižinėme žurnale. Ir Jonas klausė, kas čia, sutarėme, jog duomenų nenaudoti. Ir taip pat Monika irgi nustebusi. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką šiuo atveju turėtų daryti Jonas ir Monika. Ignoruoti aptiktą straipsnį ir tęsti savo darbą, parašyti žurnalo redakcijai, informuoti, kad čia yra pateikiamas straipsnis su suklastotais duomenimis. Taip pat trečias variantas - susisiekti su Delta vadove dėl straipsnio ir suklastotų duomenų. Ir šiuo atveju paprašysiu, jeigu nebūtų problemos, savo rezultatus tiesiog atrašyti į chat langelį, ką mes pasirenkame. Ar ką jūs pasirinktumėte šioje situacijoje, ar A variantą, ar B variantą, ar C variantą. Ačiū labai, matau, kad dauguma balsuojate už B variantą, tačiau parašėte ir kad pirmiausia reiktų pasirinkti B, tačiau vėliau susisiekti ir su Delta vadove. Čia irgi tikrai įdomus variantas. Ta galima būtų įtraukti į tolimesnį žaidimų kūrimą. Manau, pasirinkime parašyti žurnalo redakcijai, informuojant apie suklastotus duomenis. Ir kadangi šie žaidimai originalia forma buvo kurti angliškai, tai mes, kaip sakyti, neverčiau į lietuvių kalbą, bet žaidimai visi turi tokią pabaigą ir mes tiesiog tokį pateikėme grįžtamąjį ryšį, kad bet kokiu atveju susiduriant su etinėmis dilemomis visada yra labai sunku ir priimti tinkamus sprendimus tokiose situacijose, kaip dirbant su verslu, yra ypatingai sunku. Ir galbūt kartais nėra taip paprasta priimti būtent etiškai tinkamų sprendimų. Bet kokiu atveju falsifikavimas yra, kaip pasakyti, toks etikos pažeidimas, į kurį būtina reaguoti, atkreipti dėmesį ir žinoma atitinkamai su juo susitvarkyti ir pranešti apie tai. Ir jeigu patenkate į tokią situaciją, kurioje įtarite, kad yra falsifikuojami, fabrikuojami ar kitaip kažkaip netinkamai sutvarkomi duomenys, būtų labai naudinga, nors tai yra ir galbūt nemalonu, kreiptis ir atlikti veiksmus, pranešti apie tai ir kažkaip atitinkamai dalyvauti tame, kad tokiose situacijose versle, su verslu ar su nevyriausybinėm ar kitom organizacijom
organizacijom, kad tokie įvykiai, kaip sakyti, turėtų kažkokią tai išeitį į jums naudingą, kad jūs galėtumėte tinkamai pasielgti ir kad ateityje netektų susidurti su kažkokiom tai pasiekmėmis to, kad dirbote su atitinkamai netvarkingais duomenimis. Ir taip pat mes turime naudingų nuorodų, kurias norime jūs kviesti naudotis. Ir taip pat, žinoma, ir mūsų projekto tinklapyje yra pateikiama informacija apie tai, kaip tinkamai reiktų elgtis ir vengti netinkamų etinių tokių veiksmų ir duomenų falsifikavimo, fabrikavimo, plagiato ir kitų etinių tokių netinkamų tokių elgesių. Ir taip pat norime dar kartą pakviesti naudotis mūsų projekto tinklapiu ir tenais būtinai sekti visą informaciją. Mes ten pateiksime ir šiuos žaidimus, jie bus tikriausiai sukelti anglų kalba, tačiau jūs galite juos parsisiųsti ir naudoti patys, naudoti savo kaip mokymo medžiagą savo galbūt studentams ar kažkokiose tai darbo grupėse, kur galima būtų tiesiog susipažinti, galbūt šitie žaidimai supažindina su tais vadinamais etikos pažeidimais. Tai labai kviečiame jūs sekti šį tinklapį, mūsų projekto tinklapį ir visą informaciją, kuri ten yra įkeliama. Ir labai jums ačiū už išklausytą ir už tai, kad sužaidėte žaidimą. Ačiū Sonata už žaidimą pristatymą. Ir laukiam komentarų, gal turit sukėlė kokių nors minčių jums šitas žaidimas. Nes, tas pats žaidimas tai tam ir yra skirtas, kad, mes visi susimastytume, kokie gali būti gyvenime įvykiai, atvejai, kur galime papulti, būdami studentais arba net ir moksliniais vadovais, galbūt galime, vadovauti studentui, kuris, papuls į tokią sunkią situaciją, kur mums reikės patarti, kaip jam iš tos situacijos išeiti. Sveikam ir žodžiu, be didelių pasiekmių jo karjerai ir jam pačiam. Taip, ir galbūt mes ir susidurėme ir patys, kaip mokslininkai ar jaunieji mokslininkai su tokiamis problemomis, kaip netinkamas, tas vadinamas etinė tokia situacija, tarkim, kažkokia tai verslo organizacija arba nevyriausybinė kita organizacija mus pakviečia atlikti, kaip ir šiuo atveju Jonas su Monika, kažkokią tai tyrimą ir matome, kad yra prašoma atlikti vienaip ar kitaip, naudoti duomenis ar atitinkamus tik duomenis, arba kaip ir prieš tai minėjo gairėse, kad būtent tik tai išklasifikuotus duomenis kažkokius atrinkti ir rodyti tik tai tuos, kurie yra tinkami tai organizacijai. Galbūt jūs esate susidūrę su tuo ir turite kažkokių savo patirčių, galbūt pasidalintumėte. Taip pat noriu dar paminėti, kad šitie žaidimai mūsų projekto metu kurti, tai jie yra paremti tikrais gyvenimo pavyzdžiais, tai nėra visiškai išgalvotos situacijos, tokios situacijos iš tikrųjų yra nutikę. Ir, galbūt pasirinkimų ta įvairovė, kadangi žaidimai yra pagrįsti multipasirinkimo, tokia kaip tarsi yra jie strateginiai tokie, mes galime rinktis ir nukeliauti, kiekvienas tas pasirinkimas turi savo kelią, kur mes galime nukeliauti. Tai, tie pasirinkimai, kai kurie yra išgalvoti, bet, jie labai galimi ir realiam gyvenime. Tai, tiesiog žaidimai patys, jie leidžia suprasti, kad tokios situacijos gali vykti, susipažinti su jomis ir leidžia patirti mums išgyventi hipotetinės tas situacijas be realių pasiekmių mums patiems. Ir be didelių bausmių, bet tiesiog suprantant, kaip gali atsitikti ir kokios pasiekmės gali būti. Taip pat matom komentaruose, kad Rūta rašo, jog neteko susidurti su neetišku elgesiu, o Alvydas rašo, jog kas pinigą moka, tas ir muziką užsako, liaudis išmintis. Tai
tikrai manau, kad su tuo vat ir tenka susidurti mokslininkam galbūt tyrėjam, bet nežinau, kaip mes galėtume pakomentuoti šią mintį. Taip, iš tikrųjų, ypač kai susijęto situacijų su verslu, tai labai pritarčiau, kad kas pinigą moka, tas muziką užsako, tik tai labai priklauso, kaip mes patys į tai sureaguosime, ne? Ar mes plauksim pasroviui, ar mes kažkaip pasirinksim kitą kelią, galbūt atsisakysim atlygio, bet išliksim sąžiningi ir tas supratimas apie akademinį sąžiningumą, apie tai, kaip turėtų būti etiškai mokslas vykdomas, tai jis turėtų būti formuojamas dar universitete ir turėtume daugiau apie tai kalbėti. Tai mes savo projekto metu būtent ir norime skleisti žinią ir plačiau kalbėti apie akademinį sąžiningumą, kad tas supratimas, visai nebūtų toks vienkartinių žinių gavimas pirmose studijų kursuose. Ir kad tas, kaip pasakyti, jau įeinant jau darbo rinkoje esant ar kažkaip atliekant kažkokius mokslinius tyrimus institutuose, kad jau tai būtų kažkaip toks kaip pačio mokslininko jau suvokimas, supratimas, ir dėl to labai svarbu nuo studijų pradėti, bet dėl to mūsų visa mokymo medžiaga labai akcentuoja magistro studentus, doktorantus, kad tai kažkaip padėti žmonėms suprasti, išmokti ir išgirsti, kaip geriau etiškai tinkamai elgtis tokiose labai sudėtingose situacijose, kur kaip tikrai verslas diktuoja tas sąlygas ir žinoma, jis dar ir atlygį turi. Tai aš matau, kad dar vienas komentaras. Tam yra teisinis reglamentavimas, todėl reikia atsisakyti atlygio, jei darbai atlikti tinkamai ir gauti reikšmingi ir teisingi rezultatai, tiesiog nesutikti su rezultatų falsifikavimu ir išpublikuoti teisingus rezultatus. Na taip, čia irgi būtų vienas iš išeities taškų šiame žaidime. Tikrai taip. Tiesiog, kaip šiame žaidime vyko, tai įmonė Delta nesutiko su šią sąlygą, kad būtų išpublikuoti būtent jau tie teisingi duomenys. Jie norėjo to tokio biškį posūkio viena ar kita linkme. Tai jeigu daugiau, nežinau, neturim komentarų, neturim klausimų, tai noriu padėkoti visiems susirinkusiems. Ačiū, kad susirinkote, ačiū, kad domitės, ačiū, kad norite būti sąžiningi. Taip, ir laikytis etikos principų. tą linkiu daryti ir ateityje. Taip pat norėčiau, kad sektumėte ir mūsų projekto puslapį, nes tikrai galima tenai rasti daug naudingos informacijos. Taigi, ačiū visiems dalyvavusiems ir geros likusios dienos. Ačiū labai.